Mano tėvė, amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji garbė ir šlovė iškelia virš materijos ir iliuzijos. Atsivėrusi tau asmenybė, dvasinė, patiria gyvą komuniją su tavimi ir tikrovės impulsus iš tavęs sklindančius po visą kūrinyje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu mūsų vieniji su savimi ir su kiekvienu visos tavo kūrinijos dvasinės šeimos nariu. Per gyvą komuniją su tavimi. Per tave kaip su centru mes esame susieti visi. Visoje kūrinijoje ir žmonijoje. Tie, kurie atveria save tau ir atranda tave viduje. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavoji šlovė ir garbė pripildoma virpesiais. Ir kiekvienas patiriame tą orumą, kokį patyrė ir Kristus, būdamas vienas iš mūsų ir tarp mūsų prieš 2000 metų. Nes jis ėmėsi tavojo orumo, save padovanojęs materialiu mirtinguoju šitoje planetoje, kad nušvistų jį tavąją šviesą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes būtent tu esi šviesos šaltinis, gyvosios šviesos, kuri yra patiriama atsivėrus tau ir atradus tave viduje. Ir niekas negali pranokti tavo besiskleidžiančių gyvų virpesių mūsų kiekvieno viduje. Besiskleidžiančių mūsų veiksmais, taip kaip vedi tu iš vidaus. Ir atliekančių tos veiksmus kaip bendrakūrėjai su tavimi. Kiekvieno tau atsivėrusio ir juntančio tavo vedimą iš vidaus vaiko, sūnaus ar dukros. Pasireiškimu tavąją šviesa. Visų labui ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Mano rojaus trejybė, mano tėvė, mano amžinasis sūnau, motina, broli, mano begalinė dvasia, motina, sesė, mano aš esu. Aš garbinu ir šlovinu jūs, aš garbinu ir šlovinu jūs su savo broliais ir seserimis šitoje planetoje Urantijoje, kur pradėjau savo patyrimą kaip tvarinys. Ir tai buvo tavo sumanimas. Ir aš taip džiaugiuosi, kad aš esu tavo patyrimo dalis. Kaip gera būti kartu su tavim, žengti kiekvieną dieną ranka rankon su tavim. Ir būtent pajusti tavo vedimą iš vidaus. Ir pajusti skirtumą, kai veiki be tavęs. Koks chaosas. Ir kaip veiki su tavimi. Kaip gera, kaip ramu. Kaip viskas atliekama teisingai. Aš garbinu ir šlovinu už tai, kad tu esi tobulumo šaltinis, kad tu kupinas meilės, gerovės, kad tu viską atiduodi besąlygiškai visiems savo tvariniams. Viską, kad turi atiduodi, kad mes galėtumėm patirti tavo nuostabų sumanimą. Aš garbinu ir šlovinu jūs už tai, už viską, ką dar duosite ir ką mes patirsime ateityje. Tegu mano valia būna jūsų valia. Amen. Mano tėve, mano amžinasis sūnau, motina, broli, mano begalinė dvasia, motina, sesė, mano aš esu, šlovinu ir garbinu tave. Šlovinu ir garbinu tave, nes trokštu dar gilesnio ryšio, dar stipresnio ryšio su tavimi, nes tu mums suteiki savąją gyvąją dalelę, per kurią mes tą ryšį ir palaikom su jumis mylimi rojaus tėvai ir su visa kūrinyje. Jaučiame vienovę, atsivėrę tau. Garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi tikroji realybė, realybės šaltinis ir centras. Ir atradę tave savyje mes galime patirti tą realybę, tą tikrovę, ne iliuziją.
kurią mūsų žemiškieji protai uždeda kaip šydą. O toji tikroji realybė tai yra nuostabi visuma kartu su tavimi. Garbinu ir šlovinu tave, kad tu net mažiausią savo evoliucinį tvarinį kaip mirtingąjį pripildai savo aukšto dažnio virpesiais. Ir jisai yra pilna teisės tavosios šeimos narys, bendrakūrėjas su tavimi, tavasis laidininkas. Kaip nuostabiai tavoje kūrinyje tie energetiniai mainai susipynę tarpusavyje, visumoje ir realybėje. Kaip gera tave jausti savyje, šlovinti ir garbinti tave, nes tik tai taip mes išreiškėme tą tikrąją meilę ir pripažinimą tau. Garbinu ir šlovinu tave už tą amžinybę, kurią tu mums leidai patirti atsivėrus tau. Už tą brolystę ir seserystę, už tą kūrinijos plėtimąsi, augimą. Kartu ir mūsų dvasinį augimą su tavimi. Garbinu ir šlovinu tave. Savo laisvą valią gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mano Dieve, amžinasis sūnau, motina, broliai, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tik tu ir esi garbės ir šlovės šaltinis ir centras. Tu esi visumos šaltinis ir centras. Tu esi visako šaltinis ir centras. Tu esi gėrio, grožio, išminties, gailestingumo, teisingumo, meilės šaltinis ir centras. Tu apimi viską. Tu suteiki mums viską. Tu davei mums net savo dalelę, minties derintoje. Tu davei mums asmenybės dovaną, kad mes rinkdami patyrimus keliautume pas tave, į mūsų tikruosius namus, į rojų. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu apglėbi savaisiais virpesiais visą kūrinyje. Apglėbi visus ir kiekvieną. Ir laikai savajame glėbyje ir niekada nepaleidai, nei minutį, nei sekundį, nei akimirkai. Aš garbinu ir šlovinu tave. Iš meilės ir laisva valia gauta iš tavęs, manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mano Tėve, amžinasis sūnau, begalinė dvasia, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tavo meilė pripildanti mano įvydą. Užpildžiusi mane tavo meilė šviečia, įsklinda iš vidaus neapsakoma energija, neapsakomų norų daryti gerus darbus, daryti tai kartu su tavimi, daryti kaip bendra kūrėjai, kaip tavo sūnų. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suteiki vidinės atspirties, tu suteiki jėgų, susiliejus su tavimi, su tavąja dvasia, nėra neįmanoma niekas. Viskas tampa realu, išsisklaido iliuzija ir gyvenimas tampa šviesus. Aš garbinu ir šlovinu tave, laisva valia gauta iš tavęs, manoji valia tebūna tavoji. Amen. Mano Tėve, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė,
aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes aš esu tavoji dukra. Ir tą jaučiu savo būseną, kurią tik tu ir suteiki. Mūsų visų, tėvas ir motina. Ir tą tu suteiki kiekvienam, kaip ir amžiną asmenybės dovaną, su visų potencialu. Tu kiekvienam suteiki ir dalelę, paslaptingai pagalbininką. Ta garantija kiekvienam, turinčiam sveiką protą. Kiekvienam, kad galėtų bendrauti su tavimi, šaltiniu, tėvu ir motina, tuo, kas yra artimiausias, kas yra brangiausias ir kas yra būtiniausias kiekvienam vaikui. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu suteiki viską mums. Juk tu sukūrei kūrinyje ir paskleidai į ją savąją energiją. Todėl mums tai reikia atsiverti ir pasiimti tiek ramybę, tiek išmintį, tiek gėrį, grožį, suvokimą. Tačiau ta energija tavo įsisavinama labai pamažu. Ir kartu su ta energija mes patys keičiame, su tava energija mes prabundame tikrovės gyvenimą. Pradedame žengti tuos pirmuosius tikrovės žingsnius. Mes keičiamės savųjų charakterių, panašėdami į tave. Mes jau trokštame ir veikiame visumos labai. Tu mus augini kaip pačius nuostabiausius savo vaikus. Kiekvieną sustiprini, jeigu mes suklumpame arba abejojame, nes tu visuomet esi pasiekiamas ir prieinamas. Tu esi pats tikriausias tėvas ir motina. Aš garbinu ir šlovinu tave už šį gyvąjį kelią, kuriame mes jau tampame ir esame tikrais. Manoji valia, teesie tavoji valia. Amen. Mano tėve, mano amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Aš garbinu, šlovinu tave visumos šaltinį, iš savęs išliejantį nuostabią gyvąją energiją, kurią mes, štai esantis taip toli, atrodo nuo tavęs savo fiziniu to pavidalu, tačiau dvasioje esame viena, kada nuoširdžiai atsiveriame tau, mes galime būtent ir patirti tave per šitą gyvąją tavo energiją, per šios aukšto dažnio energinius virpesius ir patirti tavo buvimą savo viduje, vis labiau ir labiau per tą gyvą ryšį su tavimi ir patirti tarpusavyje, štai čia šitoje šventovėje, vienovė dvasioje, kada mūsų apjungi tu per savo gyvąją dalelę, minties derintoje. Aš garbinu, šlovinu tave už tokią vienovę, kuri yra labai patiriama ir apie kurią anksčiau nei aš, nei vienas iš mūsų tikrai nežinojome, kaipgi galime gyvai patirti vienovę dvasioje, kada mūsų apjungi tu ir tuo pačiu visą kūrinį apjungi būtent tu, raustrybė aš esu. Aš garbinu, šlovinu tave vien tik iš meilės ir laisva valia, kurią tu suteikiai visiems, kad mes ją gyventume, kad mes savo laisvą valią imtume ir panaudotume visų gerovės labui ir gėrio, grožio, darbų bendra kūrimui, gyvai kartu su tavimi, taip kaip tu vedi iš vidaus, ir suspindėtume tą gyvą dvasinę šviesą, kuri tau yra matoma ir kitiems taviesiems dvasinių pavidalų vaikams yra matoma. Aš garbinu, šlovinu tave, nes iš tikrųjų trokštu garbinti, šlovinti tave ir savo laisvą valią gautai iš tavęs. Mano valia, tebūna tavo valia. Amen. Mano ir visų tėvi, amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė, aš esu. Draugė su savo dvasios broliais ir sesėmis, aš garbinu ir šlovinu tave, nes mes geriame iš tavęs gyvastį.
gauname tavoje gyvybinę energiją šitam materialiam pavidalui. Ir dvasiai mes gauname gyvąjį vandenį ir maistą, kad patirtume tavo dar gilesnį ir tikresnį buvimą viduje. Tu veiki per savo kitus dvasinius vaikus, pavadintus bendru vardu, apvaizdą iš išorės, o save padovanoji kiekvieno iš mūsų vidų. Ir niekas negali įsiterpti tarp tavęs ir mūsų, kada mes atveriam save tau. Mes juntame tave viduje, realų, tikrą, gyvą. Ir šlovinam ir garbiname dėl to, kad taip reikia, bet trokšta tavasis mylintis sūnus ar dukra, to gyvybingo ir gyvo ryšio su tavimi, atsiverdama šitoje gyvoje komunijoje, išreikšdama savo pačius nuostabiausius virpesius gautus iš tavęs, šituo šlovinimu ar garbinimu gyvuoju ryšiu ir žodžiu ir mintimi, bet būsena išreiškia tą nuostabų gyvosios komunijos troškimą ir vyksmą. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes tai yra nuostabi gyvoji komunija, kada sūnus ar dukra susilieja su tavimi, tėvu ir motina, susilieja dvasioje, kad patirtų tą vienovę, kurią tu suteiki visiems. Ir ugdai iš vidaus ir padedi iš išorės, kad kuo jaunesnėme amžiuje atsivertų tas mažylis ir atrastų tave viduje. Ir pats imtų užmegzti komuniją gyvai su tavimi ir patirti tavo gyvą atradimą savyje. Ir garbinimą kasdienoje, kaip tavasis sūnus ar dukra, nepriklausomai nuo amžiaus. Aš garbinu ir šlovinu tave, kupinas tavųjų gyvų virpesių. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Gyvasis kelias sumanytas tam, kad mes pažintume tikrovę, atradę kūrėją savyje. Kas nėra atradęs, jis negali matyti tos tikrovės, kuri pranoksta materiją. Mes matom materiją, mes matom, kaip ji panaudojama prieš kūrėjo valią. Juk materiją valdo intelektas. Tiek intelektas yra energijos pasireiškimas iš kūrėjo arba prieš kūrėjo valią, tiek ir materija yra energijos pasireiškimas. Bet išmintį mes semiamės iš kūrėjo, kuris yra išminties šaltinis ir energijos šaltinis. Tai tik mes šitam šaltiniai atsivėrę, draugė su juo galime materiją reguliuoti taip, kad ji būtų nukreipta visumos labui. Tai ar gali būti gaminami ginklai, sprogmenys, bombos ir jos panaudojamos? Niekaip, kadangi kūrėjas, skleidžianti savo energiją visiems, jis negali tos energijos panaudoti prieš savo valią. Jo valia yra viena, kuo didesnė šviesa ir gerovė visai kūrinyjai. Gerovė, tai yra dvasinė gerovė ir materiali, komfortiška aplinka. Jeigu mieste yra saugu, jaučiasi visi saugiai. Jeigu mieste nėra saugu,
tai net ir tas, kuris nėra nuskriaustas, jis nesijaučia saugiai. Jeigu karas vyksta Sirijoje, negali jaustis saugiai esantis ir Lietuvoje. Šitie žemo dažnio energiniai virpesiai, nes pasąmoniai tiek daug kartų kartota žodis energetiniai, dabar iškyla vėl, kad reikėtų pakeisti energinius. Taigi šie energiniai virpesiai iš tų žudynių pasiekia visą planetą, pasiekia ir mus. Ir tik tai per atsiverimą kūrėjai mes galime įgyti tą ramybės būseną. Tik tie gyvieji virpesiai nustelbia žemo dažnio sklindančius virpesius taip pat visai planetai. Aš šiandien paskaičiau Bukarešte įvyko tragedija. Roko koncertas be išminties. Kažkada buvusiam fabrike, dabar ten roko koncertą organizavo su fejerverkais. Įvyko gaisras, sprogimas ir apie 300 žmonių žuvo. Išėjo tie jauni iš namų, išėjo praleisti laisvalaikį. Bukarešte, Rumunijoje. Jeigu jie būtų atsivėrę, atradę raustrybę aš esu, jie neitų į tokius koncertus. Nebūtų poreikio tokiems koncertams. O dabar tie žemo dažnio energetiniai virpesiai, jie pasklis, nes ten buvo apie 400 žmonių. Tai apie 300 užmušta, arti 200 sužeista. Tai įsivaizduokit, kokie žemo dažnio virpesiai pasklis toliau, nes atvažiuoja gaisrininkai, greitosios pagalbos, ne šiaip gesinti gaisrą, bet ten, kur tokie materialių lavonų nuklota visa aplinka. Sužeistųjų pilna, kaip kare. Tai koks išminčius leidžia fejerverkus patalpą? Jeigu būtų atsiverimas kūrėjui ir kūrėjo atradimas viduje, argi vyktų tokie koncertai? Kodėl jie vyksta? Todėl, kad norima nustebinti publiką. Štai dar tokių nebuvo ryškių liepsnų. Pažiūrėkite, ką mes galim padaryti. Pirotechnika buvo demonstruojama tada. O dar žinant tokius dalykus, kad visos tos pirotechninės medžiagos gaminamos Kinijoje ir gaminamos dar didelė dalimi su broku, tai natūralu, tragedijų išvengti neįmanoma. Net ir saugantis. O jeigu jau nesisaugai, kadangi neturi kūrėjo atrasto savyje, tai natūralu, anksčiau ir vėliau, jeigu šautuvas yra pagamintas, jis turi šaudyti. Štai kaip mes galim panaudoti internetą, vat šitai prasmingai, kada galima pasiekti ir tuos, kurie norėtų dalyvauti mūsų kolektyviniai komunijoje kitose vietose. Tai yra prasmingas energijos panaudojimas. Kaip ir internetinis ryšys taip pat yra energijos panaudojimas. Visų naudai, visų labui. Bet yra tame pačiame internete įvairiausių svetainių, kur siūlomas sprogmenis gaminti. Todėl, kad išminties nėra, šviesos nėra. Gamintai, kas neturėtų būti iš vis gaminama. Štai, ėjimas gyvuoju keliu, tai ėjimas su kūrėju. Neįmanoma eiti gyvuoju keliu,
be kūrėjo. Nes gyvasis kelias yra tikrovė. Jo šaltinis yra kūrėjas. Kaip tu gali tada būti tikrovėje, nusigręžęs nuo kūrėjo? Ta pat akimirka tu tampi iliuziniu, nebetikru. Todėl ar buvo sumanytas gyvasis kelias mūsų planetai, kad pažadinti ją iš iliuzijos. Iki šiol net Kristui nepavyko prieš 2000 metų pažadinti iš iliuzijos. Žmonija, kurios buvo nepalyginamai mažiau negu šiandien 7 milijardai yra, pažadinti tokią gausą, natūralu, yra nepaprastai sunki užduotis. Ir nepaisant to, urantai pažadins. To 7 milijardus miegančių ir iliuzijoje realiai sprogimus organizuojančių įvairiais diversiniais veiksmais, teroristiniais veiksmais, net ir fejerverkais, net ir roko koncertais žudančius vidų įvairiais taršalais, žemo dažnio energiniais virpesiais. Ir to pačiu sukeliančiu terpę virusams atsirasti, lygoms kilti ir kančioms. Roko koncertai nėra nekaltas užsiėmimas, kur tie, kurie organizuoja roko grupės, juk ne vienas iš jų neišvengia narkotikų. Kada tik tai grupė pasiekia atitinkamą populiarumą pasauliniu mastu, jie pradeda ristis į beprotybę, narkotikus, vienalytininkų santykius, alkoholizmą. Tie patys, kurie milijonus susižeria iš kitų, bet į tokius koncertus eina paaugliai. Tai labai pavojinga, nes jie yra neparengti tokiems koncertams. Jie tėvų išminties žodžio, tie, kurie turi išminties žodį, nepaiso. Ir štai va tokia veikla, ji nėra prilyginama teroristiniai veiklai, o ji yra daugiau žalos nešanti negu teroristinė veikla – roko koncertai. Gyvasis kelias nenumato tokių dalykų, kuriuose būtų teršiama siela, dvasia, vidus. Kuriame būtų tatuiruočių, auskarų, įvairių pakabukų kabinimas, žalojant fizinį gyvosios šventovės pavidalą, žmogiškai kūną. Nenumato ir tokių decibelų, kurie kenkia materialiai klausai. Nenumato tokių virpesių, kurie skatina agresiją. Būtent tie sunkūs ritmai, jie ir skatina agresyvų mąstymą. Agresyvų. Ir kada jūs matot giluminiu žvilgsniu, žvelgdami aplinką, kiek yra sujaukta bet kuri sfera, reiškia mūsų veikla tiek reikalinga, tiek gyvybiškai svarbi visus šituos trombus išvalyti, kad pradėtų cirkuliuoti normali visuomenės
kraujo apytaką, kurią sudaro mąstymo lankstumas, skaidrumas, mąstymo judrumas, atsidavus kūrėjo vedimo iš vidaus, giluminė, gyvąja prasme. Štai kodėl, mano mylimieji, jūs turite galimybę būti kūrėjo gyvąja šviesa ir jumis žavisi kūrinyje. Visata stebi kiekvieną jūsų judesį ir pritarė, kada jūs veikiate visų šviesos labui ryžtingai, drąsiai, atsiduodami vedimui iš vidaus. Tuo pačiu ir būdami tikrų savimi. Ne iliuziniu, bet gyvąją dvasinės asmenybės tapatybę. Toje akimirkoje. Aš vakar po Urantijos grupės užsiėmimo važiavau troleibusu, atsisėdau ant galinės sėdynės, kuprinę ten nusiėmiau, žmonių nedaug, įlipo vienas vyras ir jis atsisėdo jau, kur moteris sėdėjo. Taip žiūri mane ir toks liktai kamputis lūpų susiformuoja į šypsnį. Aš galvoju viduje, aha, jisai šypsosi dabar, šypsosi. Bet dar ta šypsena nepasirodo, bet va tokie kampučiai. Taip aš pasižvalgau ir jis vėl liktai tą šypseną demonstruoja. Ir kada moteris šalia jo sėdėjusi jau turėjo išlipti, jis staiga pašoko, bet toks jau buvo pašokimas. Sakau, Petrai, čia tu? Sako, taip. Sako, aš žiūriu, sako, čia jūs, ne jūs. Aš nemačiau jo nuo pat tų laikų, kai išėjau iš televizijos. Mes su juo buvom šalia kabinetai, dirbom. Nuostabus bičiulis. Ir jau reikėjo išlipti, tai sako, tai kur dabar jūs esat? Sakau, aš tai dvasiniuose horizontuose visą laiką. O kaip ta knyga, kur jūs taip man pasakoja, ta didžiulė knyga, sakau, yra išleista. O, sakau, kaip tik iš Urantijos grupės važiuojas, ištraukiau tą knygą, sakau, yra. Ojojoj. Sakau, Petrai, šita knyga tu surasi svetainiai, urantija.lt. Bet aš tau padovanosiu dar 2 knygas, ištraukiau, kalbu jums vėl ir akimirkos amžinybė. Sakau, o čia yra ir mano telefonai surasi. Buvo malonė akimirka, kada perkeli mane į tuos televizijos laikus, kurioje buvo nuoširdus ryšiai. Nuoširdus su tam tikrai žmonėmis, net ir nežinant, kad yra dvasia, nežinant, kad yra gyvasis kelias, nes jo dar nebuvo tada atrasto savyje. Bet buvo tam tikri santykiai tarp tam tikrų grupių žmonių, kurie buvo grindžiami ne išskaičiavimu, bet nuoširdumu. Ir va dabar aš per tą akimirką, jo pašokimo manierą, man iškart sugrąžino į tą akimirką, Petrai, o tada pažinau aš jį. Ir va tas impulsas, tai virpesiais, viskas yra atsigamino man iš pasąmonės. Kada pamačiau jokį vaizdų veiksmą. Ir va jis man žadėjo susirasti ir paskambinti. Sako, perskaitysiu, tau gražinsiu. Sakau, ne, sakau, čiagi tau dovanų. Reikia gražinti. Tai va gyvasis kelias, jisai akimirkom sugrąžina ir į praeitį, kad kažką galėtum papildyti. Bet jau nauja šviesa, nauja pakopa, naujų veiksmų,
Nesugrįžti tą praeitį, nieko nekeičiant, bet ir tam žmogui, kuriam jau dabar 70 metų. Betgi, ko jam tikėtis? Bažnyčia, jie apleidusi, kadangi ritualais gyvena ir šiandien, tai ta šventė, kai žvakeles eisi kapinės, deg žmonės, 31 dega. Vakare 31. Išvakarėse. Darbo jau nebėra, kadangi 70 metų. O jeigu ir būtų darbas, santykiai nebe tie. Ryšiai tarpusavio nebe tie. Todėl mane nuliūdino, kai skaičiau šitą straipsnį apie sprogimą Bukarešte, kad straipsnė paminėta Rumunijoje, komunistinėje buvusioje valstybėje. Su tokia vis tiek įkandimo potekste. Ach, matai, jie buvusi komunistinė, ko iš jų norėjote? Kristus buvo pirmasis komunistas. Tikrasis komunistas. Kas yra komunistas? Tas, kur komunoje gyvena. Tai yra bendra gyvensena. Jisgi su apaštalais gyveno. Bendrą gyvenimą. Kada juos mokė. Tai yra komunistas. Lenkijoje komunistai lankydavo bažnyčią. Komunistas tai nėra ateistas, kuris neigia Dievo buvimą. Jis turi tą bendrą visuomenę, bet neatstumia Dievo. Kada jau atstumia Dievą, tai jau yra iškreipta komunistinė ideologija. Iškreipta. Tai vad be Dievo, tai komunistinė idėja tampa nebetikra. Todėl nereikia su sarkazmu, tai buvusi komunistinė šalis, dėl to ten įvyko toks sprogimas. Tarsi vakaruose to nebūna, pilna. Žodžiu, mes, būdami Rojaus Trejybės aš esu vaikai, mes nepriklausom nei vakarams, nei rytams. Mes priklausom kūrinijai. Visumai. Kūrėjui. Nes esam jo sūnus ir dukros. Todėl mes derinam savo į kompasą tik tai su kūrėjo virpesiais. Ne su politikais, kurie čia buvo, čia išnyksta. Ne su jų ideologija. Su kūrėjo gyvąja tikrovė. Ir niekas negali jums nurodyti, kaip gyventi. Tik tai tas, kuris yra šaltinis. O tas, kuris negali net suprasti, kas yra šaltinis, kaip jis gali jums nurodyti, kaip gyventi. Jis aklas. Kurčias. Ir be išminties. Tai koks gali būti tada toks politikas, daktaras, mokytojas, kuris galėtų jums nurodyti, kaip gyventi. O mes jiems ne tik, kad nurodysime, bet mes juos pažadinsime. Pažadinsime, kad jie iš iliuzijos gyventų tikrovėje. Bet tam reikalinga mūsų gyvenimas, kuris būtų matomas. Matomas jiems. Nesuprantamas, dėl to jie pateiks klausimų. Kodėl šitoks yra tavo gyvenimas? Aš irgi norėčiau taip gyventi. Norėk, nieks netrukdo. Dėk pastangų. Gyvens.
Kada pas Erodą Antipą Kristus buvo užėjęs. Prisimenat, kada Kristus jau išėjus Jėzui, pasakė savo padėjėjui, sakau, o kad man tokia laikysena kaip Jėzaus, o tai būtų. Ką reiškia laikysena? Tai buvo orus tėvo sūnus. Jis kalbėjo apie paprastus dalykus, bet ori laikysena tai nėra lakstančios akis, baimės sukaustytas vidus. Tai yra vandenynas. Vandenynas yra savoji tapatybė. Jis ne sukniubo prieš tą imperatoriaus vietininką. Jis su juo bendravo kaip lygus, dvasios brolius su dvasios broliu. Tai kaipgi tu gali tokią laikyseną įgyti, jeigu tu neatrandi tėvo savo viduje? Tik tėvas leidžia būti tau savimi. Ne iliuziniu, sulinkusiu, nors tu gali užimti imperatoriaus sostą, tu esi iliuzija. Kas yra Putinas? Iliuzija. Kas yra Grybauskaitė? Iliuzija. Kas yra Obama? Iliuzija. Būti savimi, tai reikia dėti pastangų, atrasti. Praustrybė aš esu savyje. Ir tik tada tu įgysi orumą ir tau nereikės sakyti, o, kad mano būtų tokia laikysena. Jinai buvo savaime. Štai mes turim tada savo gyvenimo ir būti tais tikraisiais savo oriais asmenimis. Kokie yra tos akimirkos tapatybė? Tapatybė mūsų būti gali tik tai tikra. Užtenka, nes čia galime iki vakaro. Rytą pabudai, mano tėvė, amžinasis sūnau, motina brolį, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Ačiū tau už nuostabų gyvą komunijos ryšį, už šią akimirką, už amžinybę, už galimybę dar giliau patirti tave, dar giliau atsivėrus. Būti gyvojoje komunijoje, tai yra nuostabi tavo sūnaus arba dukros akimirka. Akimirkos amžinybė, kada mes esame komunijoje su tavimi. Ir kada gyvenimas yra suliejamas su tavimi, gyvenimas tampa amžinybė. Meldžiu gerovės tau, kuris esi gerovės šaltinis visai kūrinyjai. Kad daugiau tavųjų vaikų atrastų tave viduje ir patirtų gerovę, kurią ir tą pat akimirką patiri tu. Tavoji gerovė, visumos gerovė. Meldžiu gerovės rojai, tavai buveinė ir mūsų likimui. Tu padovanojai likimą pasiekti tave ir stovėti tavojoje akivaizdoje rojuje. Į jį žengėme tik pirmąjį žingsnį, bet yra iš senesnių visatų jau pasiekusių tave, įgyvendinusių jiems skirtą likimą. Meldžiu jiems gerovės. Kaip ir tiems, kurie turi rojaus pilietybę, nes yra tiesiai kilę iš tavęs, tiesiogiai kilę iš tavęs. Meldžiu jiems gerovės. Kaip ir tiems, kurie atvyksta į rojų trumpam, studijų tikslų. Meldžiu gerovės didžiai visatai, kurią sudaro 7 supervisatos ir pagrindiniai visatai, kurioje dar nėra gyvybės, bet formuojamos naujos visatos. Daugybė tūkstančių kartų didesnės negu dabar yra suformuotos, organizuotos.
Meldžiu gerovės pagrindiniams jėgos organizatoriams, kurie manipuliuoja tavo energiją išorinėje kosminėje erdvėje ir jų pagalbininkams. Meldžiu gerovės 7 pagrindinėms dvasioms, kurios kontroliuoja 7 supervisatas sudarančias didžiąją visatą. Ir 21 dienų senajam, kurie administruoja po 3, kiekvienas trejetas savoje supervisatą. Meldžiu gerovės mūsų supervisatai ir mūsų pagrindiniai dvasiai ir mūsų 3 dienų seniesiems. Meldžiu gerovės mūsų vietiniai visatai ir jos abiems sukūrėjams ir vadovams, šeimininkui sūnui kūrėjai, kuris kai kuriems iš mūsų tai girdėtas Jėzaus iš Nazareto vardu, ir jo partneriai, dukrai kūrėjai, Nebadonijai, kuri taip pat kai kuriems iš mūsų tai girdėta jos pasireiškimo kaip šventoji dvasia vardu. Meldžiu gerovės mūsų žvaigždynui, Marlotijadikui ir jo 3 vadovams, patiems aukštiesiems, Vorondadikų kategorijos dvasių. Meldžiu gerovės mūsų vietiniai sistemai, Satanijai ir jos naujajam vadovui Lanaforgui ir visiems, kurie patyrė prisikėlimą, tarp jų ir urantams. Meldžiu jiems ryžtingo žingsnio gyvuoju keliu. Meldžiu gerovės mūsų planetai Urantijai ir jos naujajam planetos princui Makiventai Melkizedekui ir jo vadovaujamai planetiniai vyriausybei. Ir visiems gyventojams, nuolatiniams, tarpiniams būtybėms, kurių nemato mūsų materialus žvilgsnis, ir mirtingiesiems, tokiems kaip mes. Ypač pastariesiems, nes jie turi daug viduje tamsos, baimės, agresijos, kariavimo troškimų, puikybės. Meldžiu, kad patirtų tavo atradimą viduje, kad jie galėtų pajausti dvasinę brolystę. Meldžiu gerovę savo žemiškos šeimos nariams. Jų viduje daugybė susipainiojimo gijų, kurios yra tokios susimazgusios. Visą tai veda į kančias, ligas, agresiją, šmeižtus, pyktį, neapykantą. Juos ir išlieja. Ypač šito meldžiu žemiškajam sūnui, kad jis atrastų tave. Šiandien jis vėl įskrenda į Braziliją. Meldžiu sėkmingos kelionėse, darbų užbaigimo ten per 3 savaitės, kad galėtų vėl sėkmingai sugrįžti. Meldžiu, kad jis galėtų ant dvasinio pamato kurti savo santykius su drauge, su kuria vėl pradėjo kartu bendrą gyvenimą po kelių mėnesių pertraukus. Meldžiu savo posūniai, ypač sunkiu šituo etapu dvasinio pamato, nes tik ant jo stovint galima išspręsti visas problemas kylančias jo darbe ir šeimoje, kurios kitaip atrodo neįsprendžiamus. Meldžiu, kad apvaizda taip pat prisidėtų, kad tam tikri veiksmai ar žmonės atvesti į jo akiratį jam sukeltų klausimą, kaip taip netikėtai atsirado žmogus, kuris gali padėti įspręsti tas problemas. Mylimieji, jūs taip pat galite pasimelsti už tuos, kurie jūs myli, o gal priešingai skaudina. Ypač melskitės už tuos, kurie neleidžia jums tarti šviesaus žodžio, galbūt šaiposi ar net tyčiojasi iš jūsų, gal net ir neapkenčia jūsų. Jeigu savo maldą tarsite garsiai, mes visi ir mums nematomos dvasinės būtybės ir tarpinės būtybės, dalyvaujančios mūsų kolektyvinėje komunijoje, jūsų maldą sustiprinsime, nes niekas negali įsiterpti jūsų mintis, nepažeidžiant jūsų laisvos valios. Mano tėve, mano amžinasis sūnau, motina, broli,
mano begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Dėkoju už tai, kad esu, kad tu esi manyje. Dėkoju už vis didėjantį atsiverimą tau, už gilėjantį tikėjimą į tave. Juk tai yra pagrindas visos tos realybės pažinimo ir tavęs, ir kūrinijos pažinimo. Ir tos visos vienovės pagrindas, tikėjimas. Dėkoju tau už kiekvieną akimirką, už pasitikėjimą jumis tikraisiais tėvais ir kartu pasitikėjimą savimi, jūsų sūnumi, kiekvienu veiksmu, kuris kyla iš jūsų vedimo, iš mano vidaus. Dėkoju jums už tas gyvosios komunijos akimirkas, už tą palaimą ir ramybę. Jūs esate palaimos ir ramybės šaltinis ir centras. Ir kaip nuostabu gyventi tokioje palaimoje su jumis. Jausti jūsų vedimą, jūsų globą, jūsų energinėme grybšnyje. Kartu su broliais sesėm dvasioje noriu pasimelsti už žmonės, brolius ir sesės dvasioje, esančius ritualų įkaitais. Juk tai ritualai be gyvojo tavęs pažinimo nieko nereiškia. Jie tik yra iškreipiami ir tikrai neveda į šviesą. Kaip tik trukdo ryšiui su tavimi. Ir dabar taip akivaizdžiai matosi. Ir kažkodėl tai išskiriami. Mes orantai, kurie keliamės anksti ryte ir einam į šventovę, garbinti ir šlovinti jūsų. Šiandien nustebau, kad tiek žmonių keliasi anksti, bet ne į šventovę, o ant kapų. Kas jiem tai reiškia? Parduotuvėse užperkamas alkoholis. Tai irgi tas ritualas nežemina orumo. Jeigu jisai tapo vos neproga išgerti alkoholį. Meldžiu atsiverimo broliam ir sesėm. Meldžiu atsiverimo kunigam, save vadinantiem hierarcham bažnyčios. Kad jie atsivertų ir gyvą į tavą į žodį per save išspinduliuotų kitiem broliam ir sesėm dvasiai. Meldžiu gerovę savo žemiškosios šeimos nariams. Sūneliui Augustinui, kuris yra toli Anglijoje ir kartais jaučiasi nepilnavertis toje visuomenėje. Visada sako, kad nori grįžti į Lietuvą, bet jo motina net apie tai nemąsto, žemiškoji. Meldžiu jų šeimai atsiverimo. Meldžiu jam ramybės tavęs atradimo savo viduje, kad jis neidentifikuotų savęs su vietovė, kurioje jisai esti. Nes visa žemė, visa Urantija yra mūsų namai. Meldžiu jam atsiverimo, ramybės, kaip ir savo sūneliui Bernardui. Meldžiu ramybės, meldžiu atsiverimo, šviesėjimo, kad jisai tarp savo bendraamžių vaikelių skleistų tą gėrį, tos virpesius gautus iš jūsų. Meldžiu atsiverimą savo žmonai Gintarei, kad jinai pradėtų savo norų, jausdama tą vidinę trauką, šlovint ir garbint, jūs atvyktų čia į šventovę. Meldžiu gerovę savo mamai, žemiškąjai ir tėvui, atsiverimo, ramybės, kad nekiltų tokių psichologinių problemų, sveikatos problemų.
Tik ryšyje su jumis jų vis mažėja. Meldžiu greitai gimsiančiam vaikeliui mūsų ramybės ir palaimos, kad jis gimtų lygiai tokiai pačioj palaimai, kurioje yra dabar. Kad apvaizda taip sureguliuotų, kad gimdymas pavyktų puikiai. Aš net neabejoju, kad viskas bus gerai. Dėkoju Jums už tą pasitikėjimą jumis, už tą žinojimą, kad Jūs tikrai vesite mus iš vidaus link savęs pažinimo, link skleidimo Jūsų virpesių ir energijos. Meldžiu gerovės mūsų planetai ir amtijai. Ir meldžiu atsiverimo savo, kad dar giliau atsiverčiau, dar stipriau spinduliuočiau Jūsų energetinius virpesius, energinius virpesius. Žadinčiau kitose tą troškimą atsiverti. Ir manoji valia, kad visada būtų tavoji valia. Amen. Mano rojaus lygybė, Tėve, amžinasis Sūnau, begalinė dvasia, mano aš esu. Ačiū Jums už viską, ką suteikėte per derintoje, būdami mano viduje, kaip gera jausti Jūs, Jūsų palaimą, Jūsų nuraminimą, Jūsų besiliejančią išmintį. Ačiū už visą tai, ką man suteikite, dar suteiksite. Aš meldžiu savo dar gilesnio atsiverimo, dar labiau atsiverti Jums, priimti visą tai, ką Jūs duodate, ką suteikite, su tokiu begaliniu dosnumu, su tokia begalinė išmintimu, su tokia tikra meilė, tikrų jausmų, tikra ištikimybė. Aš meldžiu, kad mūsų susipainiusiai planetai, visi politikai, verslininkai, atsikvošėtų ir atsivertų Jūsų vedimą iš vidaus. Ir tik tai tada mūsų planeta pradės tikrai iš visos kelią. Mes visi iš vidaus norėsim atsiverti rojaus kūrėjams ir eiti ir daryti viską, vedami iš vidaus, vedami šitai nuostabiai energijai, šitam nuostabiam impulsui, daryti gėrį vardan kitų, atsiverti mūsų rojaus tėvams. Meldžiu atsiverimo visiems, ypač savo šeimos nariams, vaikams, Gediminui ir Šilinui, kad jie atsivertų ir suvoktų mano žodžius, ką aš jiems sakau, pasimelstų, pasikalbėtų su Jumis nuoširdžiai, pagarbintų Jūs. Ir kiekvienas įvykis jų gyvenime bus visai kitoks, nebus to sunkumo ir susipainiojimo, koks dabar yra. Meldžiu atsiverimo Jums visiems, mūsų įmonės darbuotojams, kad mes atsivertume Jūsų vedimą iš vidaus ir dirbtume kartu su Jumis kiekvieną akimirką, kada visi sprendimai bus tikrai geri ir tinkami. Meldžiu mūsų rankoms visiems atsiverimui. Tegu mano valia būna Jūsų valia. Amen. Mano Tėve, amžinasis Sūnau, motina broli, begalinė dvasia, motina sesė, aš esu. Aš dėkoju Tau, kad Tu mums padovanojai kūrinijos dvasinę šeimą, kad mes visi esame apjungti į vieną šeimą ir kad manyje tas suvokimas dvasinės šeimos vis gilėjo. Ir aš dabar jau jaučiu, kad mano šeima yra ne tik tie artimieji, biologiniai giminaičiai, bet ir šeima, tai ko aš nereikiu, tačiau jaučiu vidumi. Ir Jūs, kiekvienas, esate mano šeima. Šiandien meldžiuosi už visas šeimas, mirtingųjų šeimas, kurie dar prisirišę tik tai prie tos žemiškosios šeimos sąvokos. Ir ypač už tas šeimas, kurie augina mažus vaikus, tarp jų ir dvasios brolio Žilvino šeimą. Kad šeimos būtų kuriamos kartu su Tavimi, kad visi
žemiškiai tėvai būtų bendra kūrėjai su tavimi, kad nebūtų griovėjais, tik labiausiai nukenčia patys mažiausiai tavo vaikai. Ir meldžiu, kad pabustų drąsūs brolių Žilvinai. Pabustų ne tada, kai jau šeimos laužo matomi tik nuodėguliai, kai iš tikrųjų labai sunku, bet pabustų jau šią akimirką. O pabudimas galimas tik tai su tavimi, tikruoju tėvu ir motina. Meldžiu visiems tėvams gilesnio atsiverimo ir atradimo tavęs savo viduje. Taip pat meldžiu gerovės visiems sergantiesiems, gulintiems ligoninėse, tiek psichiatrijos, tiek prikaustytiems prie patalo, tačiau tiems, kurie suvokia ir gali mąstyti, meldžiu, kad jie pabustų ir mintis gręžtų į tave. Ir apvaizdos dėka, jie jau gali kiekvienas tą pajusti ryšį, gyvai ryšį, kuris išlaisvina kiekvieną tavo vaiką, padarė oriu vaiku. O mums surantams meldžiu tik gilesnio atsiverimo, dar didesnio pasitikėjimo ir atsidavimo tavajam vedimui. Manoji valia, teesie tavoji valia. Amen. Mano tėve, mano amžinasis sūnau, motina, broli, begalinė dvasia, motina, sesė aš esu. Dėkoju tau už tavo gyvą energiją, meilės, ramybės, šilumos, išminties, tokį pagrindų, pojūčių. Dėkoju tau ir aš meldžiu gerovės ir tau ir visai tavo kūriniai, ir kiekvienam jų segmentų, pradedant nuo patrojaus, centrinė visata, didžiąją visatą, aš meldžiu gerovės. Gerovės per tuo pačiu ir mūsų tavųjų vaikų atsiverimą ir prisidėjimą prie visos šitos gerovės. Savo indėliu, kurį mes jau dabar įdedame, atverdami save tau, ir vis labiau pajausdami dvasinę vienovę su tavimi, kuri yra bundanti dar mumyse, bet yra reali ir gyvai patiriama. Per gyvą ryšį su tavimi aš meldžiu gerovės visiems Lietuvos žmonėms šiuo metu, kada visi skuba į visas kapines. Aš meldžiu jums dvasinio atsivėrimo ir pabudimo. To dvasinio patyrimo, kad mes visi esame gyvi ir nėra nieko, kas būtų negyva, kad lygiai taip pat ir mirties nėra, kad yra tęstinumas į kitus tavuosius pasaulius. Aš meldžiu gerovės Lietuvos politikams, švietimo sistemai, aš meldžiu tik tai gerovės. Ir atsivėrimo tau, rūstėjybė aš esu, kad tavoji šviesa įsitvirtintų juose. Aš meldžiu mūsų rantams gilesnio atsivėrimo, kad mes dar labiau atvertume save tau ir pajaustume dvasinę būseną, vis didėjantį orumą ir pasitikėjimą savimi. Ir visa tai yra įmanoma per nuolatinį gyvą ryšį su tavimi, kada mūsų sąmonė ir pasąmonė apsivalo. Mes tuomet ir pajuntame labiau tavosius gyvus impulsus iš vidaus ir tuomet ir galime pasireikšti drąsiau, ryžtingiau, taip kaip tu vedi iš vidaus, esantis mumyse nuolat kiekvieną akimirką ir skatinantis. Tik to skatinimą mes ir pajuntame per nuolatinį gyvą ryšį su tavimi. Nes tas, kuris netveria savęs tau, tas ir nejaučia tavo impulsų, kurie suteikiami visiems vienodai ir lygiai, nei kiek, nei daugiau, nei mažiau. Meldžiu ir sau dar gilesnio atsivėrimo ir savo žemiškosios šeimos nariams.
kad jos apglėbtų šie energiniai virpesiai, apramintų. Manoji valia, tebūna tavo valia. Amen. Mylimas tėve, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tau, kad pažinome gyvąjį kelią, tikrovės kelią, pažįstame tave, vis labiau ir labiau apkabindami ir susiliedami vienovės jausmų ir patirdami brolystę tarpusavyje ir su tavimi įgydami tą būseną įtikėjimu ir pasitikėjimu tavimi. Meldžiu gerovę žmonėm, ypač tiems, kurie pilni agresijos pasireiškia savoje aplinkoje ir skleidžia agresiją, kur beitų, ką bedarytų, prie ko prisiliestų, griauna, ką be pasakytų, užsiima griovimu. Nes visa pasąmonė, kur tik tai beitų, šis žmogus jį lydi iki to meto, kol tiesa neįsiskverbia į jį. Meldžiu, kad sugebėtumėm pranokti tą skleidžiamą agresiją iš aplinkos, pranokti įtikėjimu, pranokti tavojų asmenį, kad ir juos mylėtumėm ir apšviestumėm tavąją šviesą virpesiais. Meldžiu, kad su tavimi mes kurtumėm brolystę ir sugebėtumėm gyventi šviesesnį gyvenimą, bendrystės ryšyje, tikrovės šviesoje, tiesoje, meilėje ir tavajame apkabinime. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen. Mano tėve, amžinasis sūnau, motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Mes tavo vaikai, dvasinės asmenybės. Kiekviena asmenybė yra amžina, unikali, nepakartojama. Asmenybė tik laikinam naudojimui turi šitą materialų pavidalą. Tai energetinis apvalkalas. O mūsų tikroji tapatybė yra dvasinė. Asmenybė taip pat amžina dvasia, tavo suteikta. Mes mintimis, žodžiais, veiksmais išreiškime mažiau negu galime būseną pajausti. Ta būsena ir junta asmenybė. Žodis yra materialus, mintis materiali, būsena dvasinė, nors juntama materialių smegenų šiame pasaulyje. Po pažadinimo mūsų asmenybė išliks toji pati ir per visą amžinybę. Nors nebebus materialių smegenų, bet bus aukštesnio lygio sielos morontinis protas, apvalytas nuo daugybės teršalų, kurių mes prisigėrėme per kartų kartas, perteikiant iškraipimus tavosios tikrovės, sampratų. Net ir dabar Koranas ir Biblija perteikia iškreiptą tiesą, tikrovę. Iškreipta tiesa ir tikrovė nebėra tiesa ir tikrovė. Tai yra iliuzija. Ir vaikai užauginti tokių knygų įtakoje natūralu tampa luošiais dvasiui. Jie negali atrasti tavęs, nes bijo. Biblija moko tavęs bijoti, nes tu baudi, nepaklūstanti. Koranas moko net vardan Alacho kitus naikinti ir nebijoti pačiam žūti.
nes būsi kaip pranašas tiesiai patekęs į rojų, kuriame liejasi vaišės, vynas, moteris, malonumai. Vaikai užauginti tokių knygų įtakoje nebegali mąstyti tikroviškai. Jie nežino, kas yra tikrovė. Nuo mažumės suluošinti. Sąmonėje ir sąmonėje. Todėl ir tie, kurie ateina į roko koncertus, yra suluošinti. Ir aš meldžiuosi už tuos žuvusiuosius Bukarešte, kad jie būtų tavieji vaikai žadinti šviesai. Ypač meldžiuosi už jų žemiškuosius tėvus, kuriems pati skaudžiausia akimirka netekti savo žemiškųjų vaikų. Kiekviena karta turi palikti geresnį gyvenimą ateinančiai kartai, o dabar jie, būdami tėvai, nepaliks saviesiems vaikams geresnės kartos aplinkos. Nes jie tragiškai paliko šitą pasaulį ir tuo pačiu pakeitė savo įlikimą, kurį tu buvai suteikęs jiems patekti į ribinių užbaigtųjų rojaus korpusą tikraisiais nariais. Jie negalės būti tikraisiais nariais, nes jie nesukaupė viso žmogiškojo patyrimo. Nutrūko jo patyrimų grandinė dar paauglystėje šitame pasaulyje. Vien dėl to, kad egzistuoja tokie tamsos šaltiniai kaip Biblija ir Koranas. Ir jų dėka žmonės, netinkamas žodis dėka, bet dėl jų iškraipytos tikrovės vaikai netenka šviesos iš tavęs. Mokytojai nemoka mokyti tavęs atradimo, nes patys nėra šviesoje, o tamsoje. Meldžiu, kad mūsų gyvenimas būtų kuo ryškesnis, kuo ryžtingesnis, kad mes galėtume pasireikšti tavimi ir tuo pačiu paskleisti tavąją šviesą ir įtakoti kitų šviesėjimą. Taip kaip sumanei tu, evoliuciniu būdu, dedant nuosekles ir atkakles pastangas, individualiai ir kasdien. Ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji. Amen.